Kas vakarieniai? Troškinta gulbiniena ar tušinta karka? Alus su kepta duona. Matysim. Pažiūrėsim, gali būti, kad troškinta karka šį kartą bus. Kodėl? Todėl, kad mūsų Julius toks pagrindinis žaidėjas iškritęs, traumuotas. Ir mes pernai sunkokai žaidėm prieš šitą komandą. Jie truputėlį jaunesni, tai gali būti ir kitaip, bet aišku, mes visą kovojam. Stengsimės, kad būtų bent jau malonu paskui alaus išgerti visiems. Vyrai, žiūrėt. Daugiau pasų, mažiau krygų. Mūsų bėda yra sena, nes daug treniruoja ir mažai būna pasų. Daugiau pasų, tam jie palankų, iš vienos pusės į kitą. Jie mus pradėjo spausti, mes kažkaip nebuvom tam pasiruošę, jie perėmė kamuolį ir taip gavosi. Buvot stipresni šiandien? Nežinau, negaliu pasakyti. Gal... Nežinau, nebuvo taip. Bet šiaip apylygės komandos, ar ne? Jo, gal jie stipresni, turėjo gerų centrų. Pas mus tokie visi veteranai, keitimo neturėjom tokio lygiaverčio. Tai kas buvo, tie tritaškiai lemiamas momentas, ar ne? Jo, gal mes savo metimus pataikėm, tritaškių pataikėm. Centras normaliai sujudėjo, iš baudos aikštelės susimetė savo metimus. Pakalbam apie varžovų tritaškius. Jūs visi nuo suolo visi sakė, kad jie meta tritaškius, bet vis tiek jūs leidot mesti ir jie metė tiek daug, kad sunku net suskaičiuoti kiek. Mes tiesiog labiau koncentravomės į vieno jų žaidėjo 17 numerio gynybą turbūt po 2 kėlinių. Ir kitų nesižiūrėjom. Taip gavosi. Gerai pataikė savo salėj, tikrai. Tas langas gal šiek tiek dėkingesnis net yra metimam negu šitas, nes labiau nusvyręs. Jie žaidė savo salėj, galim sakyti, jie padarė tai, ką ir turėjo padaryti. Tiesiog laimėjo varžybą savo salėj. Labai liūdna? Dabar liūdna po 5 minučių, ne.